Rugsėjo 2. Nuskaidrinę savo sielas dvasią klusnumu tiesai, dėl neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš tyros širdies mylėkite vieni kitus. 1 Petro laiškas 1 skyrius 22 eilutė. Žinios bažnyčioje turi būti aukštai vertinamos ir pripažintos kaip pažangos ir augimo įrodymas. Nes niekas negali augti viešpatyje ir jo galios jėgoje, negali augti malonėje, jeigu neauga pažinime ir žinojime. Tinkamai ir teisingai elgiamės labiau vertindami tuos, kurių meilė viešpačiui ir jo tiesai liudija uolumą studijuojant jo žodį, kurie turi Dievo malonės įrodymą tame, jog yra vedami vis prie gilesnių Dievo dalykų. Taip kaip žemiškoje šeimoje mes mylime kūdikius ir rūpinamės nesubrendusiais, taip ir tarp tikėjimo namiškių turime rūpintis ir mylėti mažuosius, ir nesubrendusius bei padėti jiems augti viešpatyje ir jo galios jėgoje. Tiesa, gauta dvasios pagalba skatina paklusnumui. O paklusnumas tiesai visada apvalo mūsų protą ir širdį, pašalindamas iš ten nuodėmę, klaidą, savanaudiškumą ir pasaulietiškumą. Tiesa atlieka dar daugiau, ji ugdo kiekvienoje geroje mintyje, dorybėje, žodyje ir poelgyje. Jis skatina mus likti mirusiai savo ir pasauliui, o būti gyvais Dievui, augti pažinime, budėti, melstis, tarnauti, ugdyti charakterį, būti ištvermingais blogiui. Ypač ši tiesa pripildo mūsų širdis meilę Dievui ir žmogui, suteikia galimybę mums atsilyginti broliams Kristuje ne tik pareigos meilę, bet ir nesavanaudišką meilę. Klausimai, kokie šios savaitės išgyvenimai susiję su pareigos ir nesavanaudiška meilė broliams, buvo tuo pavyzdžiu žodžio apvalančios jėgos. Kokie šiame išbandyme buvo pasiekimai ar nepasisekimai? Kokią išmokau pamoką? Nuskaidrinę savo sielas dvasią klusnumu tiesai, dėl neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš tyros širdies mylėkite vieni kitus. 1 Petro laiškas 1 skyrius 22 eilutė.